Jeigu esat matę TikTok'e, YouTube'ai panašius klipus, tai greičiausiai jie bus iš šito žaidimo pavadinimu BeamNG Drive. Ir daugelis sako, kad šitas žaidimas yra realistiškiausias mašinų žaidimas, nes jame yra super realistiškos avarijos ir mašinos sutrenkimai gali palikti tą mašiną į beveik nieką. Žaidimas turi labai realistiškas grafikas, bei jame yra daug modų, tiek kaip skirtingų žemėlapių, mašinų, bei žaidime yra labai detališka dalis į mašinų customizinimą. Jūs galite ją pasidaryti pagal jūsų pageidavimus. Daugelis netgi kaip ir simuliatorių žaidžia, įsideda kokį mapą, mašiniuką, nu ir turbinasi jį. Ir visą taip mes pabandysime per šitą video, išbandysiu šitą žaidimą, pasijungsiu keletą įdomių mapų, mašinų, gal kažką pasprogdinsim, padaužysim ir galiausiai pažiūrėsim, ar žaidimas tikrai atitinka jo tą hypą. O amigos, prieš šokant prie video lauksiu iš jūsų aktyvumo, laiką, subscribe, rašykit kažką į komentarus ir tada nieko nelaukia. Šaunam prie video. Ok, aš matau, čia yra pilna dalykų, bei ralis neužilgo turėtų išeiti. Tačiau, kiek mačiau, dažniausiai žaidimas vyksta free roam'e, East Coastas. Varom tiesiog į kokį miestelį galbūt. O, iš karto su kažkokiu mes čia pikapu. Čia visai toksai miestelis, visai gražiai atrodantis. Ką mes čia su ją galim padaryti? Žinau, kad net tik iš jos galima išlipti. Čia dar galima taip ją... O, aš čia kažin tai prie variklio plysiu. Kas čia? Dammit. Ir ką šitas žaidimas yra labiausiai žinomas, nuo jo trankymo mechanizmų gali biškį O, aš dar kažin su ją pavažiuosiu. Nu, ratas tai jau... Net jau viskas. Noriu pabandyti mašinos. Ok, čia, kaip suprantu, yra tiesiog defaultinės, kurias duoda žaidimas. Tik kiek žinau, čia kas čia. Tiesiog negaliu pasimti. Ir pleisinam. Ok. Ką aš čia su ją galėčiau padaryti? F. Shit, man. Nu. Ei. Aš grinai biškiau tik užvažiavau. Nu, ar realybė jinai taip iš karto sukristų, nežinau, netgi jau rūksta jinai man. Arba aš čia toksai blogas driveris, nežinau. Aš gal tiesiog kitą pasimsiu. Čia bemsas, kas čia? Čia bemsas? Nu. Čia atrodo kaip bemsas, tik tais aš kaip suprantu, jie tiesiog negali paimti markių originalių. Dammit. Normaliai slys. Nu. Bemsas tai aišku, tiesiai į stulpą. Bet jos labai greitai sulūžtas, nesuprantu. Aš galiu pakeisti netgi dieną. Normaliai. Palauk, gravity. O jeigu tiesiog... Įdomu, kiek aš šis galiu išskristi į tą orą. Ir jeigu dabar tiesiog atjungčiau į žemės. Nu, atrodo, plosi normaliai. Ok, modai. Manau, tiesiog pažiūrėsiu modus, kurie yra labiausiai parsiųsti, kurie labiausiai panaudoti. Vieną turiu Car Jumpo areną. Galėsim nueiti pasižiūrėti. Čia tipo tie, kur Blemba, šitą būtų įdomu pabandyti, paimti kokias mašinas, pažiūrėti, kurios prašoktų per šitus. Ok, išbandysime šitą žemėlapį. Aš galbūt iš karto pasimsiu normalią mašiną. Aš manau, kažką iš šitų reikia imti, ne? Aš kam esmė nežinau, kuri čia būtų greita. O! Čia iš karto, taip? Nu, čia tai lengvai. Suspension test trackas, pabandom šitą. O, man atrodo, ten tiltą matau. Čia per tiltą galiu prašokti. Manau, žinot, ką reikia padaryti. Beveik 200 mp. Kiek procentų, kad žmogus būtų išgyvenęs nuo tokio jumpo? Manau, nelabai daug. Bandom gal kokį bemsą paimti. Pasiemam šitą dievalą. Kaip mano, šitas bemsiukas prašoks per šitą tiltą? Nu, šiaip speedo normaliai susirenka. Tuoj po... Ne! Nu, bemsas bent užsikūrė. Nu, prašoktis nelabai prašoko. Downhill Madness. Ką mes čia turime? Nu, tiesiog praskuto per tą. Sumėtė. Antras bandymas. Su tokiu bemsiuku. Čia skylė turėtų būti. Tiesiog per sviestą. Čia
Ar jinai užsidegė? O ką, amigos, tiek šitam vidosui, išbandėme šitą žaidimą. Šiaip, aš kaip nieko nemokantis, pirmą kartą žaidžiantis, ganėtinai sunkokai suprasti, ką šitam žaidime, kaip viskas veikia. Taip, for fun, tiesiog galbūt biškai padaužyti mašinų, kažką tai visai ir įdomu. Šiaip žaidimas visai įdomiai veikia, būtų įdomu dar biškai labiau pasidomėti apie jį, sužinoti labiau, kaip viskas veikia. Tad jeigu norėtume pamatyti daugiau šito žaidimų vidosų, duokite žinoti komentaruose, bei jeigu turit visokių tipsų ar kažką, kad aš išmokčiau, irgi parašykite į komentarus. Nepamirštam paspausti laiką, tą subscribe ir kaip visada tiksime naujose vidose.